Labas rytas, šiandien vėl nešuosiu jūs kartu pas save į mokyklą, kad pamatytumėt mano dieną mokykloje ir ką tik noriu iš pradžių pasakyti, matėte anam vlogą, kai dažiau plaukus, pažiūrėkit kaip fucking šlykščiai dabar atrodo. Čia pasidarė kažkokia melsva, pilkšva, čia vapšė be jokių atsiploru, dabar vaikštų taip, Nuo dažymo dar turiu namie likusių rožinių dažų, aišku, žiauriai greitai atsiprauna, bet tipo, man vis tiek išnaudoti reikia, tai ir galvoju, gal dar su jais visą galvą tipo, nusidažyti ir greitai atsiplautų. Ir šiaip dar turiu likusių geltonų dažų, tų ryškių nuo to karto, kai dažiau. Tai su jais irgi galiu nusidažyti arba vėl pusė galvos rūžvai, pusė geltonai, nežinau kažką, bet tik ne taip vaikščiot kaip dabar. Žinai, kai užsieniečių vlogeriai būna, tarkim, David Dobrik, tipo, pasako draugam padarykit tą ir duosiu šaibų, tipo, jeigu paisa, ne? Prašau pasakyti, kad rimtai man duosiu šaibų. Bet žinai, tipo, jie bėlė kokia ryč yra, ne? O, tipo, o aš esu braukęs, vak dabar, ne? Pa. Labai garsiai? Ir aš tu max eurą galėčiau duoti. Už ką? Bet žiauriai easy, ką tu reikia padaryti. Bet aš tu ne dabar duosiu per langą, nueisiu namo ir tada atsinešiu ir paduosiu. Iš pirmo karto pasakyk buteliuką. Gerai, antras kartas. Lėkuos pastatytum. Jeigu pastatai iš pirmo karto buteliuką, duodu eurą po keturių pamokų paduodu. Ne, viskas. Dabar yra. O tu pasakai, kad tavas moktavos, karočią? Ne, dabar noriu papasakot. Karočią, dabar bus lietuvių pamoka ir mūsų taip biškai nemėgsta, anksčiau mėgdavo, bet dabar jau nebe. Ir karočią, jinai man kažkada sakė, atėjo per pamoką prie mane, sako, žinok, girdėjau, kad internete keli vaizdo įrašus su manimi, kur mano balsas girdisi ir kad filmuoji per pamoką. Tai ir ką pasakė dėl teismo? Kažką sakė. Kad tipo, šį kartą atleidžia, paskui kitą kartą tipo, jau tipo, dėl teismo. O nesmė, kad aš per lietuvių pamoką dar į laivą dariau. Kai visą laiką nenoriu į tūliką ir tiesiog einam su draugėm į tūliką pakimarint, taip visi tūlikai tušti. Kai o dabar, kai visą pamoką pragėriau vandenį ir belė kaip noriu į tūliką, karočią visi užimti ir teko įti mokytojų vypinę tūliką ir jie belė kaip reikia, jeigu čia eini, bet I don't give a fuck, norit, kad apmiščiau kolektorių. Emilija, Ieva, žinote, apie ką man dabar reikia pakalbėti prieš kamerą? Ar žinot? Ne. Kaip tai pagalvok? Jūs stupirės. Gračia. Tai va, žinokit, visi aš esu labai pasikėlusi, žinokit. Ieva! Karočią, praeito videko yra belekie komentarų, kad mes tipo su Ieva atstumėm Emiliją. Ir karočią, esmė yra tame, kad ten viskas buvo prikolas tiesiog ir mes realiai kėlėm tik tą vienintelį klausimą, nes taip pasi labai ilgai užėmė, o kai kitus atsakinėjom, tiesiog viskas draugiškai buvo gerai ir kalbėjomės mes apie tą savo draugystę ir blablabla. Klausimas buvo draugiškas, dabar žinoma, ta prasme, Tai mes tiesiog draugės jau 10 metų ir kad mūsų įtampos nėra. Jo, taigi ir klausai, ir pliusų, ir minusų, dėl to taip klausai, taip pat viskas okei, yra niekas, tai nieko neprastume. O šiaip Emilija, kodėl tu dabar su mums vaikštai? Man atrodo, kad aš geresnė draugė su Akviliai, ta prasme. Man atrodo, kad Ieva yra geresnis Zviozda pasikėlos. O ką reiškia Zviozda? Tipo žvaigždė, nu čia. Žvaigždė, aš esu, žinai. Aš noriu būti geriausia, visas dėmesys turi būti tik į mane. Žodžiu, kas sekat mane Instagram ir kas pastoviai žiūrit mano Instagramo storius, matėte, kad šiandien 1 valandą nakties, kai ką įkėliau ir atsikėlus iš karto ištryniau, aš sapnavau tokį sapną, kuris, aš nežinau apie jį, aš jums gal kitam kokiam video papasakosiu. Nu, žodžiu, žiauriai fucked up sapnas ir aš atsikėliau visą drebantį, purčiaus ten, paskui man tėtis mane tepė, jūs šitą irgi nežinot, su šventintu aliejum ir ryte turėjau po žinyčią važiuoti, bet dar pasakiau, kad nevažiuosiu, kad nevarysiu, nu, žodžiu, ten žiaurus sapnas buvo ir jis man kas metus pasikartojo ir jau 3 metai, kaip aš jį sapnuoju, žodžiu, bijau eiti miegoti, blablabla. Nu, žodžiu, ir aš belė kaip verkiau per tą sapną ir atsikėlus verkiau. Ir aš įkėliau story. Ir Neda pražiūrėjus tą mano story. Kame yra esmė, kad aš atsikeliu, žiūriu Akvilę story, what the fuck, galvoju, mane mama ką tik pakėlė į mokyklą, what the fuck, galvoju, kaip gali būti, kad aš dar sapnuoju. O mano sapnas buvo toks, stovi Akvilė tamsoj, verkia, o jos tėtis su broliu išeina. O aš sapnavau, sapnas buvo susijęs su tėčiu ir broliu. Jo, ir ta prasme, what the fuck, ir aš žiūriu snapą ir jinai tokioj tamsoj verkia, ta prasme, tam snapė, what the fuck, galvoju, kas čia vyksta. O aš atsikėliau ir mano širdis belė kaip ant makso, ta prasme, bouncing pradėjo ir žiauriai. Ir, ta prasme, aš jums, gal jeigu netingėsiu, kažkada papasakosiu apie tą sapną, bet sakė, pilnati šiandien buvo. Bet ne visai, nes aš vakar vakare, kai žiūrėjau, ne. Tai, nes aš irgi atsimenu, kad žiūrėjau, kad nebuvo pilnatis. Bet žiauriai ryškus, bet vakar buvo, mes važiuojame mašinai, nesuprantu, kažkas atsispindi mašinai, maišelį šviečia ir nedaina man kas ten šviečia, pakišu ranką ir mano ranka šviečia, žinai.
Niekur, mes vidury miško. Išaiškinom, kad Mėnulis taip šviečia, kad karočią visą mašiną apšviečia. Šviečia, išgers kviečia. Jūs daliete paskutinį ir reikia išmesti butelį. Jūs tai išmesk. Jūs te... Kur va įmest? Ten va yra šiukšlė. Nežinau. Nėra šiukšlėdė, šit nemesi viską. Mane šiotonai puola. Va taip va aš atrodžiau naktį, karočią, kaip pabudau. Va, jo, teisingai. Dabar yra 4 pamoka ir mes su Ieva abidvi turim langus, tai einam pas mane pakivarintas pas mane kamarybėlę kokią betvarkę. Ten jau rimtai, ta prasme, brist reikia per rūbus. Ką? Mes Emilijos neprastūmėm. Va, Emilijos nepasiėmėm, nes Emilija ir vėl prastūmėm. Ieva duok 5. Ne, o šiaip jeigu rimtai, tai dabar tokiais ledukais pila, tu aš jums parodysiu. Ta prasme, aš nežinau, ar matosi. Čia žinot, kaip būna putplaščio tie mažiukai. Palaikysiu, karočią, turi užkristi. Na, labai greit ištirpsta. Nu, karočią. Nu, nes mato, bet žinot, kaip būna putplaščio tie maži papiriukai, nu tie rutuliukai. Va, Jau smagu matosi, karočią, matot, pilna, karočią. Tai va. Pala, įsižiojom? Žiūrėk, taip darydavau. Kiekvieną kartą, kai filmuoju vlogą mokyklai, dažniausiai gaunasi taip, kad pusę laiko prabūnu namie, ar su Emilija, ar su Ieva, su tuom, kam langas būna, arba kartais būna arba kartais būna visos, jeigu visom langas. Tai va dabar anąkart, kai su Ieva buvom pas mane, Ieva parodyti po tokį mini receptuką, kad sutepti batono gabalus, riekeles Nutella ir tada dėti į vaflinę, tipo tiesiog kaip karštus sumuštinius pasišildyt. Ir tipo šiaip mano šeima batono nevalgo, čia tik buvo iš seniau biškiai užsilikę, tai dabar Ieva iš, žinot, tų kampukų, kur yra tie kiti kampukai pjausti ir vos pirštų savo nenusipjovė, bet padarė už tai daug riekelių. Bus skanu. Nes jau anąkartą, kai mes darėmės, buvo, tipo sakau, pamatysi, bus minkšta ir trašku. Tai Grinai tai buvo minkšta ir trašku. Labai skanu ir dar kai šokoladas įsigeria į batoną vidų ir taip, taip stabarnuoja. Žiauriai geras. Taip laukia to skonio. Jo, arbatos, kavos, kakavos. Kakavos. Kaip mano mažas brolis. Nepagalvoju šitai. Šitą su šituo sudėsim, šitą su šituo, šitą su šituo, šitą su šituo. Tai kad jų nepakankamai, Ieva. Žiūrėk, šitas, šitie ir va dar 4, dar po 2. Tai viskas gerai. Smart. Va šitaip suklijuojam, šiandien va štai čia, va čia. Ir tada va štai. O kada gaudino gimtadienis? Suklijuojam, nežinau kada mano brolio gimtadienis, nežinau kiek jam metų, nežinau kokią klasę jis eina ir aš niekiek nejuokauju. Aš žinau, į kokias klasę eina, nes jis tuo pačiu metu, kai mes į gimnaziją pradėjo eiti Samulevičių po mūsų. Tai jeigu mes 11-okais, jisai tada 8-okas. Tai gal tu jį ir į namus nori pasiimti, nes manęs irgi jau atsibodo. Kodėl tavo veidas taip gražiai atrodo per kamerą? What the fuck, aš galiu atzoomint, kodėl tavo veidas taip gražiai atrodo? Bet per tą videką, kur prieš tai mes filmavom mane, bet kaip atkreipiu dėmesį, taip žydros akis matėsi, aš nežinau, ar nuo dangaus, ar nuo tavo žalius atsispindėjo, bet labai kažkodėl, žinai, žydros, ar netyčia nebūtų kas. Nebevartok. Tai atvirkščiai vyžiai būtų išsiplėtę, aš vat nevartoju. Nesuprasimylį, ar tabletės? O tu nebėjai, kad vaikai tavo video nebežiūrės? Ko? Nes aš esu jame. O dieve, ajo, dar šitai dabar turiu pasakyti. Nenusišnekėkit. O dabar žiūrėsim, kaip kepa. Jaučiat tą pavydą, kuris jums dabar kyla. Turiu naujus plaukus su lapais ant galvos. Tai va su Ieva pavalgėm pas mane ir žiūrėjom Olego Šuraivo karočią stand-upą. Ir man rodos jisai Grand Show, ne Grand Show, o Grand Šuo. Tikrai buvo šuo parašyta, bet karočią, įsiveskit Olego Šuraivo stand-upą ten virš pusės valandos. Tiek prižvengiam. Žiauriai prižvengiam, vėlia kaip įdomu. Aš niekada šiaip nežiūrėdavau tokių dalykų, bet dabar kaip pažiūrėjau, nes Akvilė parodė ir tipo vis tiek žiūrėsi, tai žiauriai gerai, kad parodė, nes žiauriai įdomu buvo. Man tai patiko apie rusus ir tas su delfinų jūros šventė. Jo, su delfinu taip pats geriausias. Jo, karočią, laikit, pasižiūrėkit ir parašykit komentaruose, kokia jūsų vieta buvo tame stand-up'e. Ką tik buvo anglų pamoka ir per anglų pamoką biškai buvo nuobodu ir galvojau, ką galima paveikti ragelėje ir kad kažką kitoko, negu kai visą laiką tiesiog scrollinu Instagram'e ir prisiminiau, kad ateina šilti orai ir kad būtų visai jau pats laikas išsilaikyti pirdos teisės. Tai sprendžiau nemokamus ket testus
surinkau, karočią, 17 klausimų, sakiau, iš 30. Tai biškiai negerai, bet nieko tokio, dar pasikartosim per kitas pamokas, nusipirksiu normalių, karočią, bilietų ir updatinsiu jums, kaip sekasi man, nes, karočią, šią vasarą noriu važinėti su Pirda, tipo, normaliai, tipo, su teisėm, ne taip visą laiką. Emilija, kaip manai, jeigu per kiekvieną anglų pamoką, ane? Taip man ir gyventi reikia. Jeigu per kiekvieną anglų pamoką aš spręsčiau CAT testą, ne? Po kiek anglų pamokų aš surinkčiau kokiu 8%. Jeigu dabar surinkau PM6, jo. Tu su tavo protu? Jeigu būtų 14 klasių iš viso, tai tada geriau. Ką tik grįžau namo, įdėjau į telefoną krauti ir galiu pagaliau dabaigti vlogą, tai ką noriu būtinai vlogo pabaigoje pasakyti, kad kito mėnesio 11 dieną vyks greičiausiai visiems jau girdėtas renginys Vibe Liftas. Ir turiu tiesiog mini story time tokį jum. Visų pirma, tiem, kurie nežinot, kas yra Vibe Liftas, tai yra tiesiog kaip ir festivalis, į kurį dažnai važiuoja mokyklos su mokiniais. Ir ten tiesiog būna paskaitos apie įvairiausius dalykus. Ir būna labai daug žmonių, labai geras vibas, dar galiausiai diskanas bus, kažkoks būna ir taip toliau. Ir praeitais metais aš ten važiavau su savo mokykla ir tiesą sakant, mano kanale vlogas yra iš praeitų metų Vibe Lifte. Ir ten buvo vlogerių zona. Ir tuo metu aš buvau visai nesenai pradėjusi vėl iš naujo vlogint ir man dar nelabai pakankamai sekėsi ir aš nebuvau ten pakviesta kaip vlogerė, aš tiesiog važiavau ten su mokykla. Ir aš praėjau po tą vlogerių zoną, kurioje buvo Dimukas, Žestina, Fruktas ir kiti ir tiesiog aš taip nuoširdžiai savo vidui pasakiau, kad kažkada aš ten būsiu, kad kažkada jie mane pakvies. Ir po metų laiko, kai yra 2019 metų Vibe Liftas, jie mane pakvietė ten atvažiuoti ir aš ten būsiu. Ir nesveikai geras jausmas, kad man pavyko padaryti tai, ką aš prieš metus užsibrėžiau padaryti. Ir labai tikiuosi, kad daugumai iš jūsų būsit ten. Ir taip pat norim priminti, kad su kodu AQUA gausit 20% nuolaidą bilietams. Na ir kaip visą laiką šatautas, kadangi per praeitą video vlogą nedaviau niekam šatauto, dėl to, kad man ten sunkiai sekėsi susidaryti tą vlogą, tai šiandien gaunasi 2 šatautai, tai yra Gerda ir Iveta. Ačiū, kad esat su manimi ir kad mane palaikot. Jūs bėkit jom parodyti tiek pat meilės, kiek jos parodė ir man. Ir jeigu ir tu sekančiam mano video vlogą nori gauti šatautą, įsitinkink, kad esi tikrai popping mano Instagram notification'uose. O dabar labai visus myliu, gero likusio vakaro, dienos, ar ryto, ar net neįsivaizduoju, kada šitą vlogą žiūrit ir iki kito vlogo.